apsaugoti ir sustiprinti kaulus, raumenis bei sąnarius amžėja. Taigi matau, kad visi jau po truputį linguojam, ar ne, nes žmonės jau prasivaikščioti, iš tikrųjų mums duoti yra raumenis tam, kad mes judėtume, ar ne? Ir natūraliai organizmas jau sako, kad reikia štotis ir aš labai greitai šiek tiek turiu, ar ne, bet jau visiems norisi pajudėti. Tai va, tas vyresnio amžiaus periodas, ar ne, vyresni žmonės, bet aš linkčiau juos vadinti brandžiu jaunimu, arba labai brandžiu jaunimu, ar ne, nes taip kažkaip gražiau skamba. Ir su kuo dabar vyresnio amžiaus žmonės susiduria? Yra keli iššūkiai, tai yra sarkopenija, ar ne, tai yra raumens masės mažėjimas, raumenų silpnėjimas. Mes žinome, kad maždaug nuo 35 metų, ar ne, po truputį mes netenkame raumenų svorio, tai yra po 1%, ir jau kai sulaukiam 60 metų, maždaug vyrai netenka 1 kg, o moteris apie 800 gramų, ne kilogramų iš tikrųjų. Tai ir turbūt pagrindinis sprendimas būtų, kaip jau čia visi kalbėjom, tai yra fizinis aktyvumas. Ir profesorius Albertas Gulbidas nekartą pažymėjęs yra, kad kuo daugiau mums metų, tuo didesni svariukai turėtų būti mankštos metu mūsų rankose, ne? Nors atrodo, kad su metais galima šiek tiek patinginiauti, ten lėtai pasivaikščioti, ten mankštą daryti ar nedaryti, bet iš tikrųjų pagal visą judesių mokslą sakoma, kad kuo vyresnis žmogus, tuo turėtų kasdien užsiimti fizinę veiklą, turėtų, jeigu vaikščioti, tai intensyviai vaikščioti, ar ne, šiaurietiškas ėjimas tuo galėtų pasitarnauti. Ir taipogi daryti jėgos pratimus, ištvermės pratimus, ar ne, mankštą ir taip treniruotę, bent jau po valandėlę, ten 3 kartus į savaitę, bent jau. Jeigu iš tikrųjų norime vadintis ne vyresnio amžiaus žmonės, o brandžių jaunimų, sakykime, ne, kad gerai atrodyti ir neprarasti tos raumeninės masės. Ir kalbant apie kaulus, tai kaulus amžėjant, ar ne, veikia tie patys procesai, tai yra uždegimas, tai yra oksidacija organizme, kurio palydovai yra laisvieji radikalai, tai yra glikacija, jeigu per daug mes cukraus vartojame, ir tas pats stresas, nes kortizolis, kaip ir visi šitie minėti procesai, jie aktyvina kaulo osteoklastus. Ne, kaulai sudaryti iš osteoblastų ir osteoklastai. Osteoblastai jie kaulą augina, atnaujina, osteoklastai kaulą trupina, žodžiu. Ir būtent tie uždegiminiai, oksidaciniai, glikaciniai procesai būtent duoda impulsą osteoklastams ir jie be abejo ardo kaulą, išskiriamas kalcis, kolagenas, ar ne? Ir dėl to kaulų struktūra pradeda silpnėti ir mažėti kaulinė masė. Na ir turbūt pagrindiniai, kaip ir merginos minėjo, vitaminai, mineralai, tai pirmiausia būtų kalcis, ar ne, vyresnio amžiaus žmonėms apie 1 gramą per dieną, magnis iki 600 mikrogramų per dieną, omegos 2-3 gramus maždaug, kad slopinti tos uždegiminius procesus organizme. Taip pat antioksidantai labai svarbus, tai vitaminas C, flavonoidai, vitaminas C ir probiotikai, jiegi visur, nes būtent ypač jau labai vyresnio amžiaus žmonėms žarnyno ta veikla būna daugiau mažiau sutrikusi, ir tai stabdo kalcio absorbciją vitaminui D iš organizmo. Ir tas pats vitaminas D, ne, jeigu profilaktiškai apie 2000 tarptautinių vienetų, tai jau esant problemai, mes žinom iki 10 000 tarptautinių vienetų. Ir dar vienas svarbus vitaminas būtų tai vitaminas K, kurį gamina mūsų gerosios žarnyno bakterijos. Taigi vėl žarnynas turėtų būti pakankamai darbingas ir gerai veikiantis, kad pagamintų tą vitaminą K. Dėl ko jo reikia? Dėl to, kad jisai būtent nuveda kalcį į ląstelę. Nes kartais žmogus pasidaro tyrimą, sako, kraujyje rodo pilnai
pasirodo vis tiek osteoporozė, ar ne? Nes būtent nėra vitamino K, jisai neparodo, kaip jam nueiti iki kaulinės ląstelės. Tai irgi va toks svarbus momentas būtų. Na ir turbūt tiek, ką ir moterims, ar ne, menopauzės periodu, nereikia labai liesai būti. Iš tikrųjų, riebalai gamina estrogenus, ar ne? O estrogenas yra tas hormonas, kuris laiko kalcį kauluose, ar ne, ir neleidžia jam nykti. Taigi, iš tikrųjų, šiek tiek riebaliukų reikėtų, bet jau ne taip, kad jau su visais dideliais gelbėjimo raštais, kad nevaikščiot. Tai ir moteriams, pavyzdžiui, šiai dienai mokslininkai yra padarę daugybę tyrimų, kad būtent tie riebalai, tie blogieji riebalai, ne, kurie kaupiasi, visceraliniai riebalai, tai yra pirmoji priežastis osteoporozei vystytis. Nes visceraliniai riebalai tai ne poodiniai riebalai, tai tie, kurie yra apie vidaus organus, jie koncentruojasi ir tai yra chemiškai aktyvus, jie sukelia uždegiminius procesus organizme ir taipogi gali būti ir demencijos dėl Alzheimerio priežastis. Ir iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti, vėlgi, jeigu mes valgom hidrintus, dehidrintus riebalus, ar ne, kurie visuose mūsų konditeriniuose gaminiuose būna, jeigu tai yra prekybos centruose, tai mes vis papildom tos procentus visceralinių riebalų. Šiaip organizme turėtų būti 5-6 maksimum procentai visceralinių riebalų. Jeigu yra daugiau, tai iš tikrųjų tai jau skambutis pirmas būtų. Ir mes esame atlikinėję tyrimus su kūno masės analizatoriais, mokytojų tarpe, Trakų rajone. Tai vieno mokyklos direktoriaus visceralinių riebalų buvo 42 procentai. Tai įsivaizduokit, koks procentas didžiulis ir gana jaunas vyras, dar 50 neturintis. Tai va tiesiog pasižiūrėti mitybos tuos ypatumus, būti sveikiems, būti gražiems ir moterims nenusiminti, jeigu vienas kitas riebaliukas šiek tiek padidina tą kūno masę, ypač ant veido. Jeigu mes vyresnio amžiaus labai sumažinsim savo svorį, tai žinot, visos raukšlės, tai jau botoksas turbūt nepakės.